Visi tėvai stengiasi maitinti savo vaikus sveikai. Tie, kurie turi daugiau išteklių ir pinigų, ir laiko, ir žinių, dažniau paruošia vaikams sveikesnį, labiau subalansuotą maistą. Daugiau bendrauja su vaikais valgydami. Jų vaikai taip pat dažniau valgo tai, ką tėvai pagamina. Tie, kurie turi mažiau minėtų išteklių, dažniau gamina į vaikus orientuotą, tačiau vienodesnį maistą. Rečiau valgo kartu, dažniau remiasi instrukcijomis ir taisyklėmis. Pirmosiose šeimose vaikai dažniau buvo veikiami tėvų, tačiau ugdė veiksmingus derybų įgūdžius, o antrose šeimose vaikai veiksmingai vystė savarankiškumą. Tokie yra tyrimo rezultatai, o savo aš paraštėse užsirašau, kad visur yra sidabro pakraštėlis. Taikos ir ramybės.